Namaste. Šiandien noriu šiek tiek papasakoti daugiau apie kvėpavimą, kuris yra neatskiriama jogos dalis, viena iš esminių jogos dalių, nes su kvėpavimu mes galime nuveikti labai daug. Ir pradžiai, kol nepradėjau, noriu pakviesti tiesiog labai tokiam trumpam pasitikrinimui, trumpam testukui, gerai. Tai dabar kviečiu tiesiog įsitaisyti patogiai ten, kur esi, arba atsisėsti patogiai, arba atsigulti, jeigu turi galimybę, ir užmerk akis. Uždėk vieną delną ant krūtinės ląstos, o kitą ant pilvo. Ir kvėpuok natūraliai. Nieko nekeisk savo kvėpavime, tiesiog pastebėk, kaip šiuo metu vyksta tavo kvėpavimas. Jeigu nieko jame nekeiti. Kvėpuoji taip, kaip visada. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir visas dėmesys kvėpavime. Ir dabar kviečiu atkreipti dėmesį, kuris delnas juda, kai tu kvėpuoji. Ar tas, kuris ant pilvo, ar tas ant krūtinės. Tiesiog susitelk į savo kvėpavimą, nieko nekeičiant, taip visiškai sąžiningai su savimi. Ir pastebėk, kuria vieta kvėpuoji, krūtine ar pilvu. Ir dabar kviečiu nuleisti rankas, atmerkti akis. Ir aš šiek tiek daugiau papasakosiu apie tai, ką mes čia darėme. Mes tiesiog žiūrėjome, koks yra tavo kvėpavimas. Ar jisai yra diafragminis, kvėpavimas pilvu, ar kvėpavimas krūtine. Ir iš tiesų, kalbant apie kvėpavimą, tai yra tokia natūrali mūsų kūno funkcija, automatinė, ar ne, kad realiai kvėpavimas vyksta savaime ir mes į šitą visą procesą nesikišam, ar ne? Kaip kvėpuojam, taip kvėpuojam ir mes paliekam jam vykti savaime. Iš tiesų, mes prisižiūrim, kokį maistą valgom, prisižiūrim, kokius skysčius į save dedam, ar ne, prisižiūrim, kad fiziškai judėtumėm, taip prižiūrim savo sveikatą, o realiai kvėpavimui dėmesio neskiriam dažniausiai. O realiai iš tiesų pagalvojus, tai be maisto mes galėtumėm išgyventi kažkur 2 savaitės, be vandens gal 2 dienas, o be deguonies turbūt apie 2 minutės, gal šiek tiek daugiau, ar ne? Tai yra viena svarbiausių, gyvybiškai svarbių mūsų kūno funkcijų. Ir iš tiesų jos nereikėtų palikti vykti savaime. Nes būtent deguonis išnešioja visas maistinės medžiagas po visą organizmą, į kiekvieną ląstelę ir tada kūnas įsisavina. Taip, tai jeigu mes, tarkim, prisižiūrime savo mitybą, valgome labai sveikus produktus, mes nepajusime to naudos, jeigu mes kvėpuojame netaisyklingai ir mūsų kūnas net nepasisavina tų visų naudingų medžiagų, ar ne? Nes nėra pakankamai deguonies, kad jisai po visą organizmą išnešiotų tas maistinės medžiagas. Tai iš tiesų, mums reikėtų atkreipti dėmesį į kvėpavimą ir įsitikinti, kad kvėpuojame taisyklingai, o jeigu ne, tai mes galime to išmokti arba tiksliau priminti savo kūnui, nes mes gimstame visi kvėpuodami taisyklingai, diafragminiu kvėpavimu.
Diafragminis tai reiškia, kad įkvepiant pilvas išsiplečia, pakyla šiek tiek šonkaulių lankas, o iškvepiant leidžiasi šonkauliai ir sugrįžta pilvas. Taip, diafragminis kvėpavimas. Ir kas turite mažų vaikų, tai galite pastebėti, kai jie miega, labai aiškiai matosi, kai miega ant nugaros, kad pilvukas kilnojasi. Taip, akivaizdžiai. Ir nutinka kažkodėl apie mokyklinį amžių, apie 6-8 gyvenimo metus, kad žmogus dažniausiai pereina prie kvėpavimo krūtine. Ir priežastis nėra žinomos. Vieni tai sieja su tuo, kad vaikas patiria vis daugiau įtampų, baimių, nerimo, vis daugiau įsitempia raumenis ir neleidžia diafragmai laisvai judėti ir kvėpuoti pilvu. Kiti sako, kad galbūt atėjus į mokyklą vaikas atsisėda prie suolo ir užspaudžia savo pilvą suolu, ar ne, ir tada tiesiog nelieka organizmui nieko kito, tik tai kvėpuoti krūtinės ląsta. Bet iš tiesų net nesvarbu, kokia yra priežastis, ar ne, žinutė yra tokia, kad didžioji žmonijos dauguma, apie 90%, kvėpuoja netaisyklingai ir netgi žalingai organizmui. Kodėl, ar ne? Todėl, kad kai mes kvėpuojame diafragminiu kvėpavimu, mes kvėpuojame pilnu plaučių tūriu, tai reiškia, kad mūsų organizmas yra aprūpinamas 100% deguonies. Visi mūsų organai, mūsų smegenys, visas mūsų kūnas gauna pakankamai deguonies, kad galėtų funkcionuoti pilnai, sveikai, ar ne? Kai mes kvėpuojame šitų paviršinių kvėpavimų, kai su įkvėpimu kyla krūtinė ir leidžiasi, ar ne, mūsų plaučių tūris su kiekvienais metais vis mažėja. Ir senatvėje, jeigu turite senolių savo šeimoje, galite pastebėti jų kvėpavimą. Senatvėje iš vis kvėpavimas lieka tik tai viršutinė plaučių dalimi, atrodo, ten nebėra erdvės įkvėpti ir dirba tik tai viršutinė plaučių dalis. Ir tas kvėpavimas toks labai paviršinis, trumpas ir negilus, toksai. Ar ne, jisai visiškai čia viršuj. O apatinė plaučių dalis, jinai yra neįdarbinta, jinai nedirba, ten kaupiasi toksinai ir ta apatinė plaučių dalis yra apmirusi, jinai nedirba. Ir kas tada vyksta organizme, ar ne? Tada, tarkim, jums 40 metų, jūs kvėpuojate pusę savo plaučių tūrio, jūsų organizmas vietoj 100% gauna 50% deguonies. Tai tiek ir yra aprūpinami visi jūsų vidaus organai, jūsų smegenys, visas jūsų organizmas. Nepakankamas kiekis deguonies. Ir tada žmonėms gali prasidėti tam tikri sveikatos sutrikimai. Pavyzdžiui, toks chroniškas nuovargis, kai nuolat jaučiatės pavargę. Gali pasireikšti nemiga, kaip toksai nerimas, ar ne, šiek tiek nerimo sutrikimai, panikos atakos. Gali labai susilpnėti imunitetas, būti silpnas imunitetas vien dėl to, kad trūksta kūnui deguonies. Gali būti prasidėti širdies, kraujagyslių kažkokios tai ligos, ar ne? Žmonės susitvarko labai daug sveikatos problemų vien tik tai sugrįžę prie taisyklingo kvėpavimo. Ir tai iš tiesų yra labai labai gera žinia, kad mes bet kuriuo metu, nesvarbu, kiek jums dabar bebūtų metų, jūs kad ir šiandien galite vėl grįžti prie diafragminio kvėpavimo ir kvėpuoti 100% savo plaučių tūrio, vėl įdarbinti savo plaučius, ar ne, 100% pilnai, kad jūsų kūnas būtų aprūpintas deguonimi. Ir kaip tą padaryti, ar ne, kaip priminti kūnui, kaip kvėpuoti. Tai diafragminis kvėpavimas, kaip minėjau, vyksta taip. Čia yra mūsų kūne pilvo ertmėje, yra toks raumuo, diafragma vadinamas, kupolo formos, ir jisai su įkvėpimu
turėtų judėti žemyn, taip, stumia tada visus mūsų organus žemyn, tada pilvas natūraliai išsipučia švelniai, nereikia išputinėti specialiai labai daug pilvo ar nedirbtinai, užtenka tiesiog natūraliai, va kiek pilvas išsipučia, pakyla švelniai šonkauliai, va tokį pajaučiam įkvėpimą. Ir tada iškvepiam, diafragma kyla į viršų, vėl atsiranda erdvės, pilvas sugrįžta atgal ir oras yra išstumiamas lauk, diafragmai kylant aukštyn. Tai diafragma su įkvėpimu juda žemyn, o su iškvėpimu aukštyn. Ir tokiu būdu mes kvėpuojame ir įdarbinam visus savo plaučius, pilną plaučių tūrį. Ir taip mes sveikatinam organizmą, ar ne? Jeigu mes daug metų kvėpavome netaisyklingų kvėpavimų, krūtine kvėpavimu, jūs patirsite tikrai didelį pokytį pradėję kvėpuoti diafragminiu. Gali būti, kad daug kokybiškiau ir geriau išsimiegosite. Gali būti, kad turėsite daug daugiau jėgų. Pastebėsite tikrai tokių teigiamų pokyčių savo savijautoje. Jūsų būsenos ir nuotaikos bus, aišku, pakilesnės, kadangi jausitės geriau, ar ne? Ir geriau pailsėję, gyvybingesni ir daugiau turintys energijos ir deguonies. Tai natūraliai pajausite teigiamų pokyčių ir iš tiesų aš mačiau ne vieną atvejį tarp savo jogos lankytojų, kaip kokį poveikį turi šitas kvėpavimas. Ir buvo pas mane tokia jogos lankytoja, kuri turėdavo nemigą ir miegodavo tikrai po labai nedaug valandų per parą. Ir ji, kai pradėjo kvėpuoti diafragminiu kvėpavimu, jinai kitą dieną atėjo ir sakė, stebuklas, aš užmigau vakare kvėpuodama šitų kvėpavimų, sakė, mane tiesiog suėmė miegas, aš užmigau ir aš išmiegau visą naktį. Ir jai tai buvo tikrai labai didelis žingsnis ir pasiekimas. Tai noriu tiesiog pasakyti, kad tikrai veikia. Ir jeigu norite save sveikatinti, tai pradėti nuo kvėpavimo. Ir dar vienas labai svarbus momentas. Tai vienas dalykas yra tas, ar ne, kad mes kvėpuojame į pilvą, o ne į krūtinę. Pradžioj pilvas, šonkauliai, tada gal šiek tiek krūtinė gali atkilti ir tada žemyn. Tas kvėpavimas turi vykti palaipsniui, ne į krūtinę, o čia plečiasi pilvas, šonkauliai išsiplečia į šonus ir sugrįžta atgal. Tai pirmas dalykas, o antras dalykas labai svarbus, kvėpuojant taisyklingai, tai yra įkvėpimas ir iškvėpimas. Mūsų iškvėpimas turėtų būti dvigubai ilgesnis už įkvėpimą. Jeigu mes, tarkim, įkvėpiam per 4, tai tada iškvėpiam per 8 skaičiavimus. Maždaug tokiu tempu, ar ne? Kodėl? Todėl, kad įkvepiant mes aktyvuojame simpatinę savo nervų sistemą, kuri atsakinga yra už darymą, veikimą, ta mūsų aktyvioji nervų sistemos dalis. Iškvepiant mes aktyvuojame parasimpatinę nervų sistemą, kuri yra atsakinga už atsipalaidavimą, nervų sistemos atsipalaidavimą, viso kūno atsipalaidavimą. Ir kai mes kvėpuojame taisyklingai, diafragminiu kvėpavimu ir ilgai iškvėpdami. Tai reiškia, kad mes išilginam iškvėpimą. Taip švelniai, ramiai tiesiog iškvėpinėjam per ilgą iškvėpimą. Mes įvedam savo kūną į tokį atsipalaidavimo ir savigydos režimą, kuriame natūraliai iš tiesų turėtumėm visą laiką ir būti. Tai dabar noriu tiesiog duoti tokius namų darbus ateinančiai savaitai. Kiekvieną dieną po 15 minučių paskirk, po 10-15 minučių šiam kvėpavimui, diafragminiam kvėpavimui. Gali tai daryti ar atsigulęs, prieš miegą, ar ne, arba bet kuriuo dienos metu, kai turi laiko, atsisėdus galima. Galima tiesiog pačiam kvėpuoti, o galite pasileisti mano įrašą, yra YouTube įrašas diafragminis kvėpavimas, galite su įrašu, su ausinuku ar ne kvėpuoti.
Ir tiesiog įvesti savo kūną vėl į diafragminį kvėpavimą, priminti kūnui, kaip kvėpuoti diafragmiškai. Taip. Ir tada vieniem prireikia savaitės, kitiem būna mėnesio, bet visi žmonės iš tiesų, jeigu tik tai deda pastangą, pereina, sugrįžta vėl į diafragminį kvėpavimą. Ir jums tada jau nebereikės dėti jokių pastangų ir tas diafragminis kvėpavimas vyks visada savaime. Kiek jūs atkreipsite dėmesį į savo kvėpavimą, tiek jūs pamatysite, kad jūs jau kvėpuojate pilvu. Tai kūnui reikia tiesiog priminti ir jam reikia laiko. Ir dar kviečiu, per visą ateinančią savaitę kuo dažniau atsiminti ir atkreipti dėmesį į savo kvėpavimą. Galbūt užsidėkite kokią apyrankę, kurios niekada nenešiojate ir kad jūs atkreiptumėte vis dėmesį ir tai jums būtų kaip priminimas. Aha, kaip aš kvėpuoju, ar ne? Ir sustojate tą akimirką ir pastebit savo kvėpavimą. Ir įvedat save į lėtą diafragminį kvėpavimą. Taip, įkvepiat pilvu ir lėtai iškvepiat. Tai užtenka minutėlės, ar ne, tokios pauzės dienoje ir vėl keliaujate toliau per savo dieną. Galite užsidėti priminimą ant telefono, kad kelis kartus per dieną jums primintų, kaip aš kvėpuoju, taip, ir jūs vis pasitikrinat. Pastebėsit labai įdomių dalykų apie savo kvėpavimą. Būna, kad žmonės, ypač patirdami įtampą ir stresą, sulaiko net kvėpavimą, nekvėpuoja minutę ir daugiau. Būna žmonės pastebi, kad labai sutankėja kartais kvėpavimas, kad jisai būna visiškai paviršinis. Įdomių dalykų pastebėsit apie kvėpavimą. Tai dabar kviečiu tiesiog ateinančią savaitę vis dažniau atkreipti dėmesį, kaip kvėpuoju ir vis pervesti save į diafragminį kvėpavimą. O jeigu turite galimybę, tai 10-15 minučių per dieną pakvėpuoti diafragminiu kvėpavimu ir taip vėl priminti kūnui. Jeigu tai darysite vakare prieš miegą, tai žinokit, jeigu užmiegate kvėpuodami diafragminiu kvėpavimu, tai kūnas visą naktį iškvėpuoja būtent taip. Tai linkiu tikrai paskirti tam laiko ir dėmesio ir pajausti teigiamus pokyčius savo savijautoje. O dabar, kad jau esu čia eteryje, ar ne, tai noriu ir pakviesti jūs keletą minučių, gal 2-3 minutės tiesiog pakvėpuoti diafragminiu kvėpavimu, gerai? Tai galite atsisėsti arba atsigulti, jeigu turit galimybę. Galima delnus laikyti ant krūtinės ir pilvo, o jeigu nepatogu ir jaučiat, kad įsitempia pečiai, tai paprastai nuleiskite ant kelių savo delnus. Ir įkvėpkim ramiai į pilvą, jauskim, kaip švelniai pakyla šonkaulių lankas. Ir ilgai ištęskim savo iškvėpimą. Bet ne su įtampa, o su atsipalaidavimu. Ir vėl įkvėpkime į pilvą, jauskim, kaip išsiplečia šonkaulių lankas. Ir iškvėpkim, leidžiasi šonkauliai ir sugrįžta pilvas. Ir dabar su skaičiavimu. Įkvepiam 1, 2, 3, 4. Iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvepiam 1, 2, 3, 4. Iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvepiam, kyla pilvas 3, 4. Iškvepiam, leidžiasi pilvas 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvepiam 1, 2, 3, 4. Iškvepiam lėtai ir švelniai per atsipalaidavimą, be įtampos 7, 8. Įkvepiam 1, 2, 3, 4. Iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Įkvepiam 1, 2, 3, 4. Iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvepiam 1, 2, 3, 4. Iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvepiam 1, 2, 3, 4. Iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir gali atpalaiduoti rankas, grįžti prie natūralaus kvėpavimo ir atmerkti akis. Tai linkiu praktikuoti šį kvėpavimą ir po to pasidalinti su manimi poveikiu, tuo, ką pajusite, kokį pokytį pajusite savo būsenose, savo sveikatoje. Ir tiesiog kvėpuokim ir būkime sveiki. Ačiū, kad praktikuojate.